Pagrindinės lustų bendrovės įtraukiantis VNX Semiconductor ETF per savaitę krito net 9,5%. Aš Povilas Petručionis, Orient Securities finansų makleris, šioje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu Biden perspėjimą lustų gamintojams bei JAV makroekonominius duomenis, Europos infliacijos rezultatus bei Europos centrinio banko sprendimą, Kinijos BVP duomenis bei didžiųjų bendrovių ketvirtinius rezultatus ir kitas svarbiausias naujienas. Jungtinės Amerikos valstijos – kapitalo rotacija rinkoje ir pozityvūs makroekonominiai duomenys. JAV akcijų rinka fiksavo mišrius rezultatus. Šių metų lyderis Nasdaq 100 krito beveik 4%, S&P 500 smuko kiek mažiau nei 2%, tačiau mažos kapitalizacijos bendrovės įtraukiantis Russell 2000 kilo apie 1,7%. Pastarąją savaitę buvo pastebima tebesitęsianti kapitalo rotacija į mažos kapitalizacijos bendrovės ir vertės akcijas. Vertinant pagal Russell indeksus, vertės akcijos pralenkė augimo akcijas net 477 baziniais punktais. Viena pagrindinių prasto augimo akcijų pasirodymo priežasčių buvo puslaidininkių industrijos bendrovių akcijų kritimas. Stipraus lustų bendrovių akcijų kritimo buvo sulaukta po Joe Biden pareiškimo, kad JAV taikys prekybos apribojimus partneriams, jeigu tokios bendrovės kaip ASML ar Tokyo Electron ir toliau tieks pažangės puslaidininkių technologijas Kinijai. Dauguma paskelbtų JAV makroekonominių duomenų viršijo analitikų lūkesčius. Mažmeniniai pardavimai, neįtraukiant volatilių automobilių bei dujų segmentų, per mėnesį kilo 0,4%, kuomet analitikai prognozavo 0,1% augimą. Be to, antrą mėnesį iš eilės industrinė produkcija fiksavo stiprų augimą ir per birželio mėnesį kilo 0,6%. Galiausiai Filadelfijos Fed gamybos industrijos indekso reikšmė Liepą pašoko net iki 13,7, kai analitikai prognozavo 2,7, o verslo sąlygas matuojantis indeksas pasiekė aukščiausią reikšmę per 3 metus. Praeitą savaitę didelį kritimą išgyveno techninius sutrikimus patyrusi Microsoft, kurios akcijos kaina smuko apie 3,6%. Tuo tarpu teigiamą pokytį fiksavo United Health bei Johnson & Johnson. Europos centrinio banko sprendimas palikti esamas palūkanų normas ir mišrūs infliacijos duomenys. Europos akcijų indeksai praeitą savaitę krito, Vokietijos DAX smuko apie 3%, Prancūzijos CAC 40 apie 2,5%, o Jungtinės karalystės FTSE 100 apie 1%. Europos centrinio banko valdyba nusprendė palikti esamas palūkanų normas ties 4,25% riba, kaip ir buvo tikėtasi. Banko prezidentė Christine Lagarde patikino, kad valdyba artimiausiu metu savo sprendimus grįs remiantis naujausiais makroekonominiais duomenimis. Be to, valdyba tikisi, kad infliacija svyruos dabartiniuose lygiuose iki pat 2025 metų. Pasirodė patikslinti eurozonos infliacijos duomenys daugmaž atitiko analitikų lūkesčius. Tiesa, infliacijos atmetus maisto ir energetikos kainas mėnesinis augimas siekia 0,4% ir viršijo ekonomistų prognozę 0,3%. Metinės infliacijos rodiklis buvo 2,5% ir lyginant su praeito mėnesio rezultatu sumažėjo 0,1%. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje kainų lygio duomenys buvo kiek aukštesni nei tikėtasi. Nors metinė infliacija išliko ties 2% lygiu, infliacija atmetus maisto ir energetikos kainas išlaikė 3,5% metinį augimą, kai ekonomistai prognozavo sumažėjimą iki 3,4%. Didelę staigmeną pateikė šios šalies mažmeninių pardavimų duomenys. Per mėnesį šių pardavimų kritimas siekia net 1,2%, kuomet analitikai projektavo 0,6% susitraukimą. Galiausiai remiantis naujausiais duomenimis, Jungtinės karalystės nedarbo lygis išliko ties 4,4% lygiu, kaip ir tikėtasi. Vokietijoje net 7,45% kritimą patyrė Siemens akcijų kaina. Tuo tarpu Prancūzijoje sudėtingą periodą tęsė prabangos prekių industrijos bendrovės, LVMH krito 6,21%, Kering apie 7,12%. Azija. Mažėjęs Japonijos prekybos aktyvumas bei lūkesčių nepateisinęs Kinijos BVP augimas.
Azijos akcijų indeksai taip pat fiksavo mišrius rezultatus. Hongkongo ir Japonijos akcijų rinkos krito stipriai ir Hang Seng traukėsi apie 4,8%, o Nikkei 225 apie 2,74%. Tuo tarpu žemyninės Kinijos indeksas CSI 300 kilo apie 1,8%. Japonijoje praeitą savaitę buvo skelbiamas metinis infliacijos lygis, kuris siekia 2,6%, kuomet analitikai prognozavo augimą iki 2,7%. Tuo tarpu šalies eksportas per metus augo 5,4%, kai prognozija buvo 6,4%, o importas augęs 3,2% taip pat nepateisino 9,3% kilimo prognozės. Japonijos jena per savaitę šiek tiek sustiprėjo, tačiau dabartinis lygis išlieka vienu žemiausių per pastaruosius keliasdešimt metų. Spekuliuojama, kad per šio mėnesio pabaigoje vyksiantį Centrinio Japonijos banko susirinkimą Centrinio banko valdyba gali dar syk pakelti palūkanų normas. Kinijoje buvo skelbiamas BVP rezultatas. Metinis šio rodiklio augimas siekia 4,7% ir net 0,4% atsiliko nuo analitikų prognozės. Tai buvo net 0,7% sumažėjimas lyginant su praeitu ketvirčiu. Tuo tarpu mažmeniniai pardavimai taip pat augo mažiau nei tikėtasi. Užfiksuotas 2% kilimas, kai ekonomistai projektavo 3,3% prieaugį. Populiariausios savaitės antraštės. Didžiųjų įmonių ketvirtiniai rezultatai. Šią savaitę apie geresnius nei tikėtasi rezultatus pranešė Goldman Sachs, United Health, Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson bei Netflix. Mišrius BlackRock, ASML, United Airlines Holdings, Blackstone ir American Express. CrowdStrike programinės įrangos sutrikimai. Kibernetinio saugumo įmonė CrowdStrike penktadienį buvo susijusi su dideliu pasauliniu sutrikimu dėl sugedusio Falcon Sensor produkto atnaujinimo, todėl įvairiose pramonės šakose buvo sutrikdyta veikla. Po šio incidento CrowdStrike akcijos atpigo daugiau nei 12%. Bendrovės generalinis direktorius George Kurtz patikslino, kad problema buvo ne kibernetinė ataka, o Windows turinio atnaujinimo defektas, kuris jau ištaisytas. Tačiau dėl atnaujinimo Windows sistemos visame pasaulyje sutriko ir pasirodė mėlynasis mirties ekranas. Ateinančios savaitės įvykiai. Ketvirtadienį sulauksime žinių iš JAV dėl ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų pokyčio per birželio mėnesį. Ta pačia diena JAV skelbs antrojo ketvirčio BVP pokytį, rinka prognozuoja, kad šis rodiklis kils 2,5%, kai praėjusį ketvirtį pokytis buvo 1,4%. Penktadienį JAV praneša apie pagrindinį PCE Price Index pokytį per birželio mėnesį. Tikimasi, kad indeksas kils 0,1%. Artėjančią savaitę bus skelbiami didžiųjų bendrovių ketvirtiniai rezultatai. Pirmadienį Verizon, antradienį Microsoft, Alphabet, Tesla, Visa, Louis Vuitton, Coca-Cola, Texas Instruments, trečiadienį Qualcomm, IBM, NextEra Energy, AT&T, ketvirtadienį AstraZeneca, Amazon, Abui, Hermé, Total Energies, penktadienį ExxonMobil ir Colgate. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.